tėvai turi labai didžiulį konfliktą su jaunuoliais paaugliais ir jam stuburai parėja, išvaržų belekiek. Jisai sportuoja ir jisai mato, kad rezultatų nėra. Tada mes pradedam kalbėti apie mitybą. Sabonis buvo aukštas ir sakydavo tėvas man, kad valgysi morkas, nes Sabonis kažkada sakė, kad morkas valgė, dėl to užaugo. Tai sveiki visi, aš Mindaugas Vidugiris ir šiandien kalbame su Ignu Bokėjimu apie labai gerą temą. Tai sveika gyvensena, ar suderinama su paauglystė ar ne. Labas, Ignai. Labas, Mindaugai. Žiūrėk, tu turi pats paauglių, tu pats dirbi su paaugliais. Ne? Ką tu matai va šiai dienai, kaip atrodo pasaulis paauglių, kaip atrodo jaunimo pasaulis? Jie ieško tos sveikos gyvensenos, jie eina į tą pusę, o čia tik mum, kam virš 40 ta sveika gyvensena atsiranda. Jie ieško ir eina, todėl kad socialinė medija labai stipriai komunikuoja apie tai ir tenais galima pamatyti ir riestų sėdmenų, ir krūtinės papustos, ir bicepsų, ir tricepsų, ir visa tai jaunuoliam ir anais laikais buvo, mūsų laikais. Jo, ir šiais laikais vis dar aktualu, tik tai tiek, kad mes žiūrėdavom žurnaluose, gal per televiziją, o dabar visi viską tai mato savo išmaniuose telefonuose. Ir ne tik, kad tavo ar mano nuostabai, bet jie eina į sporto salę ir nori. Visų pirma, jų niekas ten neįleidžia, nes pagal įstatymą negalima ten iki tam tikro amžiaus įleisti, kad jie būtų vieni, tai jie turi būti su treneriais. Pala. Į sporto salę, jeigu tu esi nepilnametis, tu negali. Be priežiūros jau. Be priežiūros. Tu prasme, aš pats vienas ateiti ir pasikačiam bičią, pavaryti negaliu. Jo. Tai nuo 18 metų gali. Okay. Nes tu gali susižaloti, tu nežinai, ką tu ten darai ir panašiai. Geras. Tai žodžiu, tėvai ateina, pasirašo, patys kažkaip perka abonementus ir tada kartu jie ten būna ir kartu vyksta visas tas. Bet kas toliau darosi? Jie neturi pinigų asmeniniam programam, neturi pinigų asmeniniam treneriam. Tai jie lenda į YouTube ar kažkur gauna programas ir visą tai patys tiesiog mėgina padaryti. Netgi buvo toks juokas, kad kažkieno tėvai turėjo pinigų, tai tas jaunuolis su treneriu asmeniniu sportuoja, mėgina prisiminti, ką tas treneris rodė ir tada jisai staiga grįžta atgal ir savo draugus, klasiokus treniruoja ir moko, ką jam treneris rodė. Geras. Tai iš tavo pusės geras, iš mano pusės tragedija. Ta prasme, tai yra, žinai, traumas, tai nėra treneris, jis tik rodo pratimą. Ir, pavyzdžiui, aš dabar dirbu sporto klube ir tenais pastebiu jaunuolius, kurie ateina netgi su savo tėvais, nes tas pats galioja. Tai, žinai, tėvas ten savo, o jaunuolis savo ir jisai galvoja, kad čia reikia kelti stipriai, ten kreivai, išleivai, nesvarbu kaip, bet jisai daro. Tai čia yra du dalykai, ir blogai, ir gerai. Gerai, kad jie iš vis eina į sporto salę ir kad jie tenais gali ateis kažkoks sporto sveiko proto treneris, paprotins, paaiškins, parodins, nepaims pinigų, galų gale, žinai, matai tą jaunuolį ir aš, pavyzdžiui, svarstau taip, kad jeigu man būnant sporto salėje, prie manęs būtų priėjęs treneris, kai aš buvau paauglys ir parodytų ir pasakytų, kaip ką daryti, tai čia būtų Dievo dovana ir dar pinigų už tai nepaimtų. Tai va, tai aš tikiuosi, kad trenerių tokių yra ir jie gali, bet iš tikrųjų jaunuoliai patys ant savęs. Daro nesąmonę, susižaloja, kreivi, šleivi, prisidirba ir panašiai. Bet gerai atrodo. Ne faktas ir ne visi, nes sportas tai yra tik 20%, kas visiems atrodo, kad sportas yra ir tai yra, kas viskas išsipučia dėl to, bet pagrindė viskas išsipučia dėl to, kad žmonės turi maisto režimą, jaunuoliai ir valgo ir panašiai. O čia jau yra kitas niuansas, kuris neegzistuoja jaunimo tarpe. Ir mano atveju irgi neegzistavo. Okay. Dar biškime apie tą sportą. Jo, suprantu, kad 80% ten viso kito, ne? Bet taip. 20%. Man atrodo, nuo tų 20% ir prasideda pokytis, suprantu, kas vyksta su manimi, ne? Taip. Tai žinai, dabar galvoju, gerai, jeigu ateitų pas tave 16 metų bičias, sėdi prie kompo, per pamoką sėdi suolę, grįžta namo, sėdi prie kompo, CS kalą visą naktį, valgo čipsus, nes duoda kelius eurus tėvai pinigų, geria kolą, kartais vandenį, žiauriai susivaręs, jau psichologiškai visokių iššūkių turi. Ką tu jam sakytum, kaip jį nuvilioti į tą sporto salę, kad jis nueitų bent jau? Jo, tai kadangi tokių pavyzdžių jau yra, tai labai lengva atsakyti. Aš ir vieną trenerį pažįstu, kuris taip asmeniškai su jaunuoliais dirba būtent su tokiais.
Toliau kitą trenerį pažįstu, su kuriuo dabar sporto klube dirbam, tai jisai veda paaugliam treniruotės. Aha. Tai nepameluosiu, taip kaip tu kažkada tau tekė yra išgyventi, kaip tavo stovyklą atvežė, atsidarė prabrangaus automobilio duris ir buvo išmestas jaunuolis ir išvažiavo, tėvas net neišėjo, ne ar vairuotojas, ar tėvas nesvarbu. Tai lygiai taip pat jaučiuosi ir aš ten, nes atvaro jaunuoliai ir tikrai atvaro kreivi, šleivi, ten su kuprom, su taip, sukrypę ir panašiai, su psichologiniam problemom. Ir ten vyksta tas darbas, ten tuo pačiu vyksta ir socializacija, nes jie vieni su kitais juokauja, jas reikia užimti, tada jam iš karto atsiranda noras konkuruoti, tada ten dar ir ateina kokia viena kita mergina, iš karto vaikinai kitaip reaguoja, merginos kitaip reaguoja ir prasideda va ta visa košė. Tai jau čia tada reikia ir treneris, kad būtų kvalifikuotas ir žinotų, ką su tuo daryti. Tai vyksta ir grupėmis, bet aš tau tik faktą sakau, kad ateina ten ne jau atletai. Atletai ateina pas trenerį asmeniškai pasitobulinti, nes jie visą laiką sportuoja, jie turi krepšinį, jie turi ten, bet aš buvau krepšininkas, mano mitybos racionas buvo toksai čipsai, Coca-Cola, 1,5 valandos krepšinio, čipsai, Coca-Cola, kokių picų, dar tais laikais picų nebuvo, tiesiog, ir mes ant to augom, žinai, ir kad treniruoti jaunuolį tokį, ką su juo daryti, tai svarbu, kad jisai ateitų. Dar fainai yra pasišnekėti su tėvais ir pasikalbėti apie tai, o koks ten tėvų lūkestis ir ko jie nori. Ir tada tuo pačiu tą jaunuolį priimti. Tai man tekia yra treniruoti jaunuolius ir vienas pas mane buvo atėjęs su depresija. Jau jisai atėjo, toksai jau įdomiai jautėsi, bet paskui mums ten porą metų su juo dirbant, jisai galų galiai jam išlindo, nes atsirado mano visokių rekomendacijų, aš ten ir ten įsiunčiau ir jis ten keliavo ir paskui galų galiai jisai diagnozė ir jam kažkaip lengviau pasidarė. Ir paskui jis kažkaip pradėjo tam gyvenime judėti į priekį. Tai mes su juo gal 4 metus dirbom, jis atėjo 16. Toliau kitą jaunuolį turėjau, jis atėjo su kreivu stuburu, ko galbūt tėvai irgi nematė, bet paprastas prašymas buvo iš tėvų, kad mano jaunuolis domisi, aš kažkaip noriu jį taip pas trenerį, kuris prižiūrės, mylės, rūpinsis ir ne tik treniruos, bet dar ir dirbs su jo galbūt ten, žinai, motivacija, įkvėpimu. Nes yra daug nepasitikėjimo, buvo pasakyta, ir noras yra išsipūsti, žinai, kad ne va tai iš to atsiras pagarba ir visa kita. Tai ir tada, kad mane tie, kurie iš manęs tyčiasi, mane gerbs, kad aš galėsiu save apginti, kad aš atrodysiu gerai, kad manęs norės, ar merginos, ar vaikinai, ne? Ir dėl to jaunimas iš tikrųjų ir plūsta į sales. Tai va, jį pas mane atsiuntė ir mes su juo pradėjom dirbti ir taip noriu raumenų, taip noriu ten. Ir tada turi galimybę, nes ką per valandą veiksi. Reikia apie kažką šnekėti. Tai jeigu turi apie ką šnekėti ir tada su to jaunuoliu ir jeigu visokių įrankių ypatingai yra pas trenerių, tai visaip jį galima ir pakalbinti, tada atsirado toks bendras geras jausmas, draugystė, bendrystė. Ir iš tenais pas jį pradėjo darytis pokyčiai, kuris jis suprato, kad, aš matau, kad čia tos raumenys užauginti nėra taip lengva, jeigu nenaudoti kažkokių neleistinų priemonių, ne? Tada sako, palauk, tai čia, žiūriu, mano ten apimtis didėja, bet kodėl taip nedidėja, atsirado klausimas. Sakau, o ką tu valgai? Tai kad aš nieko nevalgau. Tai ten neatsirado tavo, žinai, tada, o tai ką man valgyti, o tai jeigu aš esu studentas ir neturiu pinigų, kaip man tada tai padaryti? Žodžiu, žinai, bet galima iš karto ateiti ir savo ten įkalti, kad tu čia dabar va taip, kaip tu nori ir padarysim, bet galima ir duoti jam iš tikrųjų pajausti ir patirti, kad tai nėra čia toks dalykas, kurį ten piešia socialinė erdvė ar jaunuolį, arba, pavyzdžiui, tu pamatai kažkokį jaunuolį, kuris ten išsipūtęs ir pas mus tokiu būdu, ir mes galvom, kaip taip iš vis įmanoma. Paskui, žinai, prasideda sveikatos problemos, nes ten pasirodo buvo steroidai, dar kažkas. Žinai, jaunuoliai mėgsta eksperimentuoti, daro ir negali savęs ir negalvoja apie šiandien. Tai va, tai aš kažkaip linkiu tiem jaunuoliam, kurie tikrai nori sportuoti ir jų tėvam, turbūt pagrindinė žinutė jų tėvam, kad pasirūpinkit, patys ieškokit ir jo tegul jaunuoliai ieškosi, bet jeigu dar ir tėvai šitam procese sudalyvauja, tada yra didelė tikimybė, kad vaikas nebus sužalotas, kad jis bus prižiūrėtas ir kad jisai išmoks sportuoti tam labai jautriam periode, ne tik psichologiškai, bet, pavyzdžiui, daugelis tėvų nežino, kad yra tam tikras amžius, jeigu jaunuolis nesportuoja profesionaliai, bet va toks, kaip tu ir sakė, žaidžia kompu, nieko nedaro, tai yra tam tikras amžius laikotarpis, tarkim, nuo 14 iki 18, kada jaunuolis sportuodamas taisyklingai su priežiūra, minimalūs svareliai, pasipriešinimo gumos, dažniausiai su savo kūno svoriu, gal kažkokie pristraukimai. Per tuos 4 metus suformuotas jo kūnas ir neapkrauta sistema, sąnariai, stuburas ir panašiai, jo fizinė forma ateinantiem 40 metų
yra tobula, ideali, jisai, pavyzdžiui, nori ten priaugo svorio, nori greitai jį numesti, jo kūnas labai greitai reaguoja. Jeigu jisai nori įeiti į formą, labai greitai įeina į formą. Ir visa tai laikosi va tokį ilgą laikotarpį. Ir dabar atvirkščias variantas, tą, ką mes matom ir tą, ką aš matau ir tai, apie ką tu kalbėjai, kur tokie jaunoliai ateina laisvai, jie gali prisėsti prie bet kokio prie bet kokio aparato, jie gali kilnoti svorius, niekas jų ten neprižiūri. Žinai, ateini didžiulį tinklą, kur yra, ten, nežinau, 500 žmonių vienu metu. Nu kas ten žinos, tau 18-15, tu ten grybauji, kažkas ateis, neteis, visi ten savo dalykais užsiėmė. Tai toks jaunuolis prisportavęs, pas mane jie ateina sportuoti ne jaunuoliai, bet ateina tie suaugę, kurie vaikystėje va šitaip darė. Ir jiem stuburai parėję, išvaržų belekiek, jie negali įeiti į formą, jie turi didžiulį viršsvarį, negali su juo susitvarkyti. Ir tai buvo grinai tam periode. Ir mes beje savo tarpe turim tų tokių pažįstamų. Ten vikingą vieną tokį turi mane, kuris labai panašiai ir darė. Jisai sportavo va tai va tame periode, jį treneris perspaudė ir su svoris ir su viskuo. Ir dabar pasižiūrėk, pas jį ten stuburo problemos, viršsvaris ir visi kiti dalykai. Tai veikia. Todėl jaunuolius irgi reikia nukreipinėti ir tie patys tėvai, žinai, jeigu jie neturi žinių, tai maždaug, tai tu eik. Ir žinai, ką aš dar pastebėjau, kad tėvai turi labai didžiulį konfliktą su jaunuoliais paaugliais, nes jie rėkia, krūtinę muša, aš turiu eiti į sporto salę ir kaip ir negali neleisti. Nu, ta prasme, mano vaikas prašo eiti į sporto salę, aš turiu sutikti. Bet tada iš karto kažkaip pas kai kuriuos tėvus yra toksai, jo, ką tu ten veiksi? Svorius kilnosiu. Ir kai kurie tėvai, gerai eik, o kai kurie tėvai, pala, kažkaip negerai čia skamba, ką reiškia svorius kilnosi? O tu mokiau, kas tai treniruos, o kas? Tai aš pats, YouTube žiūrėjau, eisiu darysiu. Nu tai va, žinai, tai toks didžiulis pavojus ir šitoj vietoje tuos paauglius reikia prižiūrėti. Žinai, o man sukas vis tiek galvoja mintis, atėjau, jau kažkas vyksta. Nu kaip ateiti? Jeigu man gerai, man užtenka 2 kvadratų, sočiai, kompas yra, viskas yra, telefonai gali pabrausinti. Kaip priversti tą 16-kinį ateiti iki tos sporto salės? Nu kaip priversti ateiti pas tave, pavyzdžiui? Turėjom kaip tik dabar Vyrų kalvės akademijoje savaitgalį 40 paauglių ir su jais kalbėjom. Ir grinai vyščiau tą temą per šitą kampą, kurį tu dabar klausi. Ir labiausiai tai yra klausimas, kuris jiems surezonavo, nes jie visi to nori. Tai buvo 2 iš tikrųjų klausimai. Visi nori santykių, bet ne nuo to pradėjau. Aš klausiau, kas iš jūsų nori pinigų ir nori būti turtingas, turi uždirbti ir ten visi pradėjo savo sumas vardinti, kiek jie nori tų pinigų. Sakau, gerai, fainai. Ką dėl to darot? Nu, paaiškėjo, kad nieko nedaro. Paaiškėjo, kad sėdi geimina ir vis dar turi tą mintį ir iliuziją, kad uždirbs iš geiminimo, kad sėdės žais YouTube ir už tai gaus pinigus. Ir taip toliau, tai žodžiu tas, arba ten sukursiu žaidimą ir ten tapsiu. Ir viskas gerai, nereikia jų svajonių gadinti, bet grįžtam toliau į realybę. Tai gerai, tu nori ten uždirbti pinigų, gerai. Ir tarkim, tu uždirbi pinigų tą savo milijoną, kad ir ten, nežinau, tau iš dangaus nukrito. Aš einu per pavyzdžius ir su jais kalbėdamas pasakoju, kur tie mano sportininkai, kurie sportuoja, kurie yra uždirbę belekiek pinigų, jie va dabar tam amžiui, 40, 50, 60, ateina su visais tais pinigais ir sako, Ignai, išgelbėk mano gyvybę, mano sveikatą, man yra labai blogai. Nu, jie jau masto. Vis tiek man įdomu, ką tu čia pasakai, seni tu su pražilusia barzda. Sakau, jo, jisai ten yra toj situacijoje dėl to, kad jisai daug ko nedarė. Jisai va irgi galvojo, kad kažkaip pavyks. Tada jūs dabar dar turit 4-5 metus laiko, per kuriuos galite pastudijuoti, pasimokyti, bet viskas, ką jūs darote, jūs brauzinat ir žaidžiat. Ir tada kažkurioje vietoje antra tema išstoja. Jūs norit santykių. Nu, ką reiškia santykių, tai tarp vaikinų merginų, jo nori ten ir intimiai, ir visaip kaip. Ko pasiekmėje gali atsirasti vaikų. Ir taip atsitinka. Nu, nes ten, žinai, kažką žino, kaip apsisaugoti, kažkas nežino ir panašiai. Ir va atsitiko, ir tada staiga... Žino, kaip apsisaugoti, taigi YouTube ten rašo, ten rodo. Instrukcija. Visai, aiškus, skaito instrukcijas, kaip kompiuterį pasijungti, kaip kūną naudoti, skaito instrukcijas, nors jos yra, tai ir tie patys jaunuoliai irgi. Ir staiga sakau, nu va, 20 metų, 18 metų tu turi vaikų ir įsipareigojimų. Ir staiga tavo visos žinios, ką tu turėjai apie savo kompiuterinius žaidimus, apie tai, kaip uždirbti pinigų, viskas į tualetą, nes staiga tu sėdi... Nesakau, kad tai blogai.
ir dirbi kažkokį tai darbą, ar sandėlį, ar kažkur kažką statybose, ar vairuoji. Nieko nesakau apie tas profesijas, kad jos yra blogos, ar kad ten nereikia dirbti, bet jaunuolis gauna didžiulį šoką tokį per ausį. Kodėl nesimokiai? Ir tada, žinai, oh my god, tiksliai gyvat, kai man buvo 14 metų, kažkas apie tai kalbėjo. Įsiklausyk, kai man buvo 14 metų, toj stovyklai kažkas apie tai kalbėjo. Kas tau ar man kalbėjo 14-13 metų apie tos dalykus, kad tu mokykis, vaikeli, čia tau reikės? Niekas. Kaip sakė, nesimokys neįstos universitetą. Neįstos universitetą, neužbaigs universitetą, įsikast griuvių. Man gatvių šluoti. Tai žodžiu, bet pats faktas buvo. Tai šitoj vietoj aš nepalieku tokios, neišbaigtos temos, nes tokia labai abstrakcija. Ir tai ne faktas, kad tu nuėjęs universitetą, išmoksi, kad jį pabaigsi, kad paskui pagal profesiją tai darysi. Tai aš jų ir klausiu, tai gerai, norit pinigų? Kokie dalykai reikalingi, kad uždirb pinigų? Ko jums reikia iš viso? Ir jie ten tokie pradeda, žinai, savo smegenis ten sukti, čia gal to reikia, gal to. Ir tada iš tų visų klausimų jie galų galiai išsiaiškina, kad uždirbti pinigų jums reikės. Suprasti, kas yra pinigai, iš kur jie ateina, kaip jie ateina ir kodėl jie ateina, kokia jų vertė, kaip juos gerbti ir kaip jie uždirbami ir kaip juos išlaikyti. Finansinis raštingumas. Sakau, ką jūs apie tai žinot? Ir jie tokie... Taigi mokyklai moko, ne? Taip, yra privačių mokyklų, kurios suprato ir supranta, kad gyvenimiškai svarbiausios temas tai yra finansai, santykiai, sveikata, ne? Ir juos reikia mokytis, bet dar yra ir dvasingumas, dar yra ir saviugda. Tai yra tos visos temos, apie kurias mes su jais ir šnekam, ir šnekėjom. Ir pasirodo, prieina vienas bičias ir sako, Ignai, aš supratau, kad nieko nedarau iš to, ką tu išvardai. Bet lemo nori, ranka buvo va čia, žinai, aš noriu ir ten reikia, žinai, aš sakau, kas nori, aš noriu. Tai va, tai su jaunuoliais aš šneku lygiai tą patį. Viens ant vieno, ar esu išneku grupėje, ar esu išneku asmeniškai. Tai žinai, jeigu tėvai neranda to pokalbio, nes santykis gal yra apgadintas ten kažkur kažko, žinai. Lygiai taip pat tie patys tėvai susilaukia vaikų, kurių nežino kaip auginti ir juos augina ir pridaro visokių nesąmonių ir paskui tai reikia knygą skaityti mokytis, jie pradeda mokytis ir tada po 10-15 metų, kai jis yra gilioj paauglystė, ateina vaikeli, žiūrėk, davai pasišnekam, čia aš buvau coachingė būt. O tas vaikas sako, fuck you, aš nenoriu su tam kalbėti. Žodžiu, ir aš jiem tą patį pasakoju. Sakau, tai jūsų tėvai taip daro ar ne? Daro. Spėkit, ką jūs darysit ir tokie visi, ir žinai, ir tada jie tokie, kaip tu jautiesi, sakau, mes dabar apie tai pasišnekėjom, kaip tu jautiesi? Šudinai. Tu mane priversti jausti šudinai. Ir sakau, žiūrėk, fainai, kad numetė atsakomybę ant manęs, bet sakau, mano užduotis yra tokia, kad tau nesvaigti. Žiūrėk, davai. Būsi motivuoti, viską padarysim, užauginsi raumenų, viską gausi. O pasižiūrime tai, kad tu, kokia reali tavo situacija. Nes aš galiu priburti ir į kitą pusę. Aš pardavėjas, galiu priburti ir į tą pusę, kad čia viskas fainai, uždirbsim pinigų. Pirmin! Žinai? Ir padarėm tokį ir jie tokie sėdi ir sako, wow. Ir tada jų pirmas klausimas buvo, ir aš dažniausiai per seminarus daug metų ir sakydavau, ką daryti. O pirmas dabar jų klausimas buvo, tai baigėjau, ką daryti. Aš sakau, mėlyjei. Papasakau, per visą mano paskaitą, ne vienas net nebuvo išsitraukę ir nieko neužsirašinėjo, tai fainai, kad prisiminsi dabar. Fainai, kad buvo įrašai, kad to įrašo nebuvo, bet gerai, kad Vadimas sėdėjo ir jisai viską konspektavo, tai jie sako, kas nori konspekto, visi aš. Ir kai jie manęs klausia, ką daryti, aš žinau, kad neveikia pasakymas, ką daryti. Ir jisai net neveikia už daug pinigų, kai ateini ir susimokė, ne faktas, ką žmogus darys. Tai jau ką kalbėti apie jaunuolius. Ir aš sakau, va čia šitoj vietoj, iš jūsų tuo užduoto klausimo, ką daryti, jau jūs ir turit patys eiti ir galvoti, ką daryti ir ieškoti. Jūs turit mentorystę, jūs galite skambinti man, rašyti visiems savo mentoriam, jūs turit tėvus, jūs galite eiti pas tėvus ir klausti ir sakyti, tėti, žiūrėk, sakė, ką man daryti. Ir tėvas, aš nežinau, ką daryti, nes man irgi niekas nesakė. Tai gal dviese galim tą padaryti ir sužinoti, ir tada tėvas gali pasinaudoti progą su mama, žinai, ir davai, padedam čia jaunuoliui ir gilinamės į tai. Ir apie sveikatą, ir apie dvasingumą, apie viską. Ir galų galia, jeigu nėra tėvų ir tėvai atsisako, tai tada yra mokytojai. Tada yra mentorystė, tada jau prasideda knygos, tada jau galima žiūrėti paskaitų, seminarų ir taip toliau. Ir tos jų galimybės yra nelimituotos. Bet žinai, aš savo sūnui tokį turiu klausimą visada. Jisai nori pageiminti ir agėda. Ir viskas gerai ten, žinai. Turi savo laiką pažaisk. Ir jisai ten, žiūrėk, tėtė, aš čia va taip ir aš toks fainai, kaip gerai, o kaip tu čia išmokai, aš žinai, sėdėjau čia kiekvieną dieną, variau čia apie daug metų ir va išmokau, dabar moku tokį flipą, čia dabar moku skristą kamuolį, žinai, mušti vartus. Sakau, nice. Žinai, ką man parodo, tai sakau apie tave, kad tu esi dedikavęs kažką ir kai tu kažkaip save dedikuoji, tu gali pasiekti. Bet sakau, dabar kitas klausimas.
Ar nori uždirbti pinigų? Tiek nori pinigų, bet ką noriu, da. Ką šitas konkretus tavo veiksmas, ką tu dabar praleidai 40 minučių, tau davė. Ir eilę metų, kuriuos tu praleidai, ką tau davė. Kad tu dedikuotas ir gali padaryti, aš žinau, matau dabar, ką tik ir tau pasakiau. O ką tu gali padaryti iš to? Uždirbk man dabar pinigų, va dabar, savo, kurių tu nori. Viduje jaučiu kaip lyšta. Sakau, dabar padarom kitokį, žinai, va dabar paskaityk knygą 40 minučių. Ir pasižiūrėk, ką tu tada galėsi paskaityti. Ir jisai, dėdė, man čia knygą pasakė, ta. Sakau, ar užsirašai, ką nors, ar konspektą pasidarė, ar turi ką man papasakoti, žinai, ir jisai tada, palauk, oi tiksliai, o iš ko aš galiu konspektuoti. Nu, taip, tu gali konspektuoti. Bet dėdė, aš jau noriu to. O, žiūrėk, prie tikslų atėjom. O kokie tuo tikslai, ką tu iš vis gyvenime nori pasiekti, ko tu norėtum, žinai, kuo tu, aš čia youtuberis kursiu žaidimus. Ok, gerai. Ir, žinai, ir prasideda pokalbis ir iš ten gali atsirasti tikrai nemažai. Ir manau, kad tėvai galėtų naudotis tą progą. Bet jeigu nežino, tada jie, žinai, gali ateiti pa žmonės į konsultacijas, konsultuoti. Ir aš sulaukiu tėvų, kurie skambina ir sako, Ignai, norim pasitarti, nežinom, ką daryti, gal gali nukreipti, nes jis nori, mūsų irgi bendra pažįstama dabar prieš porą savaičių kreipėsi, Ignai, ką daryti, jisai nori sportuoti, nori kilnoti svorius. Mes su tavim kalbėjom, tu man viską paaiškinai, kol aš pas tavę sportau ir aš suprantu, kad jaunuoliui tai bus negerai. Ar gali kažką rekomenduoti, ar pats gali? Ir viskas, ir aš rekomendavau treneriui mūsų bičiulį, kuris puikiai tvarkosi ir ten tam vaikui vyksta, paaugliui. Tai, apie ką tu kalbėjai. Jisai ateina, nes nori raumenų, jisai mato treneriui va tokį raumeningą, fainą, bet jisai su juo dar dirba ir čia, ir įrodo, ir kalba, ir apie tai, ir tada jisai auga, tobulėja, grįžta namo, mama, kaip man patinka, kaip aš noriu, tas treneris fainas, nes ko ieško paaugliai, jie pasąmoningai nežino, bet jie ieško kažkokių superherojų, kur, tarkim, namie tėvai superherojai, tada kažkur prasitęsia. Tai jeigu tėvai sugeba pratęsti, tai ką jie darė namie, gal tinkamai, netinkamai, bet jau kažkurioje vietoje mano žodis nebesvarbus, nieko aš ten nebepasakysiu, tai tada pratęsiu savo auklėjimą kažkur toliau, ten kažkokį trenerį, ar kažkokį mentorių, ar kažkokį kitą būrelį, ir tada ten nueina vaikis ir jisai randa ten kažkokį kitą žmogų, kuris pratęsia. Ir toliau jisai tęsia tą patį, ką tėvai sako. Tai čia toks kaip ir skaitosi tobulas idealus variantas. Tai žodžiu, reikia saugusio žmogaus, kurie patikėtų, nes tėvai netikės, čia nesvaigai. Taip. Aš irgi turiu sūnų, vyrai. Paaugliai. Žinai, aš galiu įtikinti daug paauglių, išskyrus vieną. Viskas gerai, bet tu turi draugus, tu turi komandą ir netgi mūsų bendras draugas irgi paauglys sako, aš noriu uždirbti pinigų. Ir jisai gavo tokią užduotį, kad išmokti gerbti pinigus, suprasti jų vertę ir kaip jie ateina. Nes jo gyvenime viskas. Ir bet kokio paauglio gyvenime, ten, žinai, pinigų, ne visų, bet pinigų yra, ko reikia nupirksi, maisto yra, miegot kur yra, visko yra, koinės įskaltas, paruoštas, indai išplauti, visko yra. Ir taip, aš užaugau ir dabar rašau dienoraštį ir dėkingumo dienoraštį pinigam ir be rašydamas jį aš supratau, kad aš visą vaikystę gavau dalykus savaime suprantamai, už dyką, niekada gyvenime nepadėkojau savo tėvam, niekada to nemačiau, niekada nesuvokiau, kad tai yra svarbu, kad kažkas iš to kažkaip tai turi atsitikti, atsirasti, žinai. Tai va ir tas jaunuolis, jisai ten su tėvu galėjo šnekėti apie ką nori, tėvas jam ir sąlygas sudarė, kad jis uždirbtų pinigų ir taip toliau. Jis nenori, kad ir koks santykis jų geras, nenori jisai. Kaip pas tėvą dirba dabar? Tarkim, bet jisai daug kartų dirbo, bet tada ateina kažkas padaro užsakymą, tą užsakymą reikia padaryti, padarė blogai, tada gauna velnių, tada tėvas, tai kodėl tu nepadarai, tada draugas, tai kodėl mane padarė, nenoriu atsakomybės tokios. Ir tada kažkaip, sako, ar galiu pasitraukti, gerai gali. Ir jisai atėjo pas mane, sako, aš noriu. Ir čia toks juokas, kad jisai, žinai, dirba statybose, ten gauna kažkokį tai pinigų sumą ir mes nuėjom kartu padirbėti. Ir jisai pasėdėjo prie stalo, kol klauso, nes jis dabar mokosi, kol klausė. Kaip vyksta pardavimas. Jisai 1,5 valandos pasėdėjo, pagėrė arbatą, pavalgė sūrį, pavalgė uogienės, paklausė ir uždirbo tą pačią pinigų sumą. Viskas, ką jam reikėjo padaryti, tai panaudoti savo kažkokį kontaktų ratą, su kuo jis galėtų pašnekėti. Ir jisai pamatė staiga, kad, wow, aš nebūtinai turiu šitaip arti, žinai, aš galiu tų pinigų kažkaip... Palauk, tai aš teisingai suprantu, kad vienas iš būdų, kaip priviliuoti, sportuoti paauglį, yra kalbėtis apie pinigus. Tai vienareikšmiškai tai yra tiesioginė sąsaja. Su pinigais, sportas, kaip? Kaip? Tai tu sportuoji. Man 16, aš pradėjau sportuoti ir pas mane pinigai pradėjo kristi salėje. Tai visų pirma reikalingas planas ir tą, ką mes su jaunuoliais kalbėjom stovyklai, tai aš ir sakiau, kad
viso ko startas yra išjudinti kūną, nes jeigu tu sėdi ir nejudi, jis yra toks, dėl to labai fainai, kad tėvai juos leidžia visokius užsiėmimus, kad verčia, bet kai kuriem neišeina ir jie tik tai pirštais daro. Tai kai prasideda judesys kūne, atsiranda gyvybė, atsiranda energija, kažką norisi daryti. Tai gerai, jisai jaunuolis atėjo sportuoti. Jisai sportuoja ir jisai mato, kad rezultatų nėra. Tada mes pradedam kalbėti apie mitybą. Tada pradėjus kalbėti apie mitybą, jis pradeda maitintis, tada pas jį atsiranda nebe badas kūne, aš kalbu apie cheminį badą, tai reiškia, kad trūksta vitaminų, mineralų, baltymų, visų tų maistinių medžiagų, nieko nėra, nes valgo tik tai ką, čipsus, geria kolą, kažkokios picos. Tai nieko nėra. Tu suvoki, kad paauglys gyvena tokį gyvenimą, kuris yra įsitikinęs, kad jis yra nemirtingas. Viskas tvarkoja. Tai va šitoj vietoj... Tai čipsai yra no problem. Taip. 24 valandas per parą. Tai trenerio užduotis ar to mentoriaus užduotis, kas su juo bedirbtų, per laiką jam parodyti, kad va taip ir vyksta. Kad tu sieki rezultatų ir jo nėra. Kodėl? Nes tu vakar pagėrė, žinai, parūkiai ir tu dabar šiandien atėjęs, aš tas reikalauju, mes ruošiamės varžybom, tu nieko nebegali padaryti, va tau tiesioginė sąsaja. Ir tada griūna, žinai, kad jo, aš nemirtingas, bet staiga aš mirtingas ir matau, kad rezultatų nepasiekiu ir dar jeigu boksė sudargau į kailį, žinai, ir tada iš visės sukritęs ir kodėl taip atsitiko, treneris reflektuoja. Tu priėmei sprendimą, bet ten tu vietoj priėmei ir padarai. Bet tada atsitikus sportui, atsitikus maistui, atsitikus rezultatam, išstoja mindseto eilė. Ir darbas yra su savimi, saviugda. Ir tada, jeigu treneris ar žmogus, kuris ten yra toj vietoje ir jį prižiūri, jisai sako, žiūrėk, tai o ką tu planuoji veikti, žinai? Aš norėčiau ten pinigų, žinai, bet aš čia atėjau, nes sakė man, kad jeigu sportuosiu, tai aš uždirbsiu pinigų, nes aš ten galėsiu tapti influenceriu. Taip, gerai, taip ir bus. Kokią su knygą skaitai? Tai aš nieko neskaitau. O tai ko noriu to ir to. Ok, gal galiu to knygą rekomenduoti. Perskaitysi, ne, ir pasižiūrėsi, ir tada jis perskaitys grįžta. Tai ten parašyta šitaip. Ir tada užsisuka ta tokia spiralė. Ir jeigu dar tuo momentu, kol nėra santykių, kol nėra vaikų, kol nėra darbo, kol nėra universiteto, kol nėra visų tų mokslų, kuriuos reikia pabaigti, kol visa tai vyksta, bet nėra tų įsipareigojimų, kurie tiesiog atjungia bet kokį asmenį, 15-20 metų, ne? Įsipareigojimai, kur jau tada pakalbėti apie saviugdą, apie sportą, apie dar kažką yra žiauriai sunku, nes tu tiesiog turi įsipareigojimų, turite atsikeli, varai atidirbi visą dieną, vakarą grįžti, krenti į lovą negyvas. Tai aš su jais tai ir kalbu. Ir sakau, o jūs kur nors tai matot? Jo, mūsų tėvai. Sakau, aš viską jums pasakoju apie tai, kas vyksta netolimo jūsų ateityje. Jums 14 metų, kiek? 4 metai, tai čia daug ar mažai. Po 4 metų tas pats. Bet čia nori santykių intimaus su moterim ar su vyru? Noriu. Tavo kelias tiesus. Ir tada, žinai, kažkurioje vietoje jie ten turi prisikarstę ten tų tokių visokių prieštaravimų, bet štai staiga, jie mato, tėvus mato, senelius mato, kitus draugus mato, suaugusius. Palavo, tai ką man tada daryti? Tai šito klausimą viskas prasideda. Ir gera savijauta, ir aš tą ir bandau pasakyti jaunuoliam, kad be sveikatos, ką jie gali pamatyti savo tėvuose, savo seneliuose, kuriuos jau greičiausiai palaidojo, arba tėvus, kuriuos irgi jau ten, arba be sveikatos, arba su ten viršsvoriu, ar su dar kažkom, kad jie mato, kad kai sveikata yra bloga, nieko nebepadarysi. O kai sveikata yra gera ir tavo smegeninė gerai verda, tai tu galėsi tapti, kuo tu nori, kuo tu sugalvosi. Bet, žinai, tai tas... Žinok, man labai praktikos reikia. Gerai, tvarkoju. Kažkaip aš atitysiau tą paauglys pradėjau. Užmotyvavai. Atsirado motyvacijos. Aš jiems sumokėjau, kad jis ateitų. Tualetę, žodžiu, pametė knygą motyvacinę žurnalą. Ne, taip nepadės. Tada kiekvieną puslapį turi įdėti po 10 eurų. Ne, bet žiūrėk, bet tu labai gerai pasakei. Ar galima su jaunuoliu susitarti? Jeigu jaunuolio ten meilės kalba yra šią akimirką, kurios jis ten nesupranta, žinai, kompai, ten jisai, žinai, nusiramina ir ten jau yra gyvenimas. Ir ten jisai atranda kažką. Gerai, noriu. Susitariam. Tiek laiko, kiek žaisi, kiek minučių nori žaisti, kiek minučių skaitai knygą. Kokią knygą? Turi kokią knygą? Ne, nieko neturiu. Gerai, aš parinksiu. Ir aš jau žinau vertybiškai, ko aš noriu. Jeigu aš noriu, kad mano vaikis išmoktų skaityti kiekvieną dieną po 10 puslapių arba daryti kažkokį vieną mažą dalyką kiekvieną dieną, kuris akumuliuosis per daug metų ir duos rezultato, tai mes susitarėm. Ir paskui aš dar jo paprašau, kad tu gal dar man grąžink, ką tu perskaitai arba pakonspektuok. Nepadarei? Seniukai, labai atsiprašau.
Nu, man sumažuoja taip veikia. Sadiškai neveikia? Ne, kamon, viskas jau ten, žinai. Ne, bet tada, kai jisai buvo... Ne, tai dabar nėra, bet kai jisai buvo jaunesnis. Jo, aš sumažuoju, viskas tvarkoju. Nori filmukų, nori to tvarkoju. Vat kiek laiko nori pažiūrėti, tiek turi laiko skaityti. Aš kiek tave pamenu, tu šitą momentą visada turėjai ir su savo jaunesniais tada tuo laiku. Tai aš irgi tą patį paėmiau ir dabar tai yra lengvai pritaikoma ir aš galiu dar ir žmonėms pasiūlyti, kurie tėvai yra arba savo sūnui, arba ten tiem paaugliam, kur stovyklose. Tai veikia. Aha. Žinai, kas man neveikia? Nu, jis velnės vis tiek čipsus valgo. Aš jam duodu pinigų, sakau, žiūrėk, nueik eini į mokyklą, nueik normalaus maisto nusipirkti. Tai kas yra baltymai, baltyminė maistai, taip toliau. Jis perka. Viskas gerai. Mano sūnus tą patį perka ir pas mane, kai Hebra sako. Tai ką darom? Tai Hebra man sako, Ignai, tu tikrai įsivaizduoji, kad tavo vaikas negers ir nerūkys ir nevalgys čipsų. Taip, ir bus ten tu vis sveikas kaip tu. Ir sakau, žiūrėk, aš iliuzijos neturiu. Jisai gauna savo dienpinigius. Nu, čia kitas klausimas, kaip tu dienpinigių neduoti ir kaip padaryti, kad jisai juos užsidirbtų, tai čia žinai, bet apie tai nekalbėsiu. Bet jisai kažkiek gauna ir jisai ką nueina, nusipirka saldumynų, čipsų ir visokio kitokio šūdo. No problem with that. Žinai, kas atsitiko? Jisai grįžo namo. Pilvas skauda. O jeigu neskauda? Gerai. Veidas. Spoguotas iki apsišikimo. O jeigu nespoguotas? Nu tai gerai, aš pasakoju apie savo, čia žinai, galime eiti iki kraštutinumų, bet mano atveju skauda pilvą. Spoguotas. Spoguotas ir aš sėdžiu ir sakau, senė, tai viskas gerai, pirk toliau. O tai ką tu nori pasakyti, kad čia tiesiog susijęs su tuo? Bet taip, žinai, aš jau 15 metų tame esu, aš turiu ir tų savo draugų, specialistų, profesionalų, kurie 30 metų ir jie apie tai ir kalba. Tai aš tau kaip ir bandžiau pasakyti, kaip tu galvoji, kodėl mes darom tai, ką darom. Ir kol mes tai darom, tu jautiesi gerai. Ir netgi tavo atveju tų tokių paauglystės šuolių skirtumų nėra didelių, nes mes tau duodam normaliai maisto ir medžiagų ir visko, ir tu ten truputį pasiauti ir mes susitvarkom. Tai aš suprantu, kas vyksta su paaugliais ir jų tėvais, kur ten nėra tos dalies ir nestvarkyta ta cheminė dalis, maisto dalis. Tai ten ir yra tie kraštutinumai ir tada jau sako, paauglystė, blemba, ten šikna, žinai. Tai aš turiu omeny, gal aš nežinau, kokia ta iš tikrųjų paauglystė yra, nes mano kaip pridaro, aš irgi, o dieve, mano, čia nesąmonė. Brokolių vaikystė nedavė. Pasiklausau kitų. Pas mus morkos buvo, nes Sabonis buvo aukštas ir sakydavo tėvas man, kad valgysi morkas, nes Sabonis kažkada sakė, kad morkas valgė, dėl to užaugo. Nes jis ir jau morkas visą kartą. Tais laikais valgė morkas. Tai dabar matai brokolis, avokadas ten. Avokadas, brokolis. Ok. Gerai, tai aš žinok vis tiek galvoju, nu gerai, nu kaip man, gerai, tvarkoj, tai pasakysiu, grįžtu namo ir sūnus sako, žiūrėk, matai, spoguotas, matai, to pilvas skauda, matai, storas. Va, tau dar pinigų. Kad dar vienas spoga, dar biški storesnis būtum ir dar biški labiau pilvas skaudė. Taip, taip eit. Ir sakyti, arba pabandom kitą būdą, va žiūrėk, sudėliojam minimalų ten mitybos tavo planą, kas kiek laiko, ką valgai ir kur valgai ir kaip valgai. Vieną mėnesį pabandom. Ir jeigu aš neteisus, tau 5 eurų. Jo, neveikia. Neveikia. Ne? Žinai, kodėl? Aš pabandysiu. Jo, neveikia. Ir neveikia tik tai dėl to, kad jeigu nėra įdiegta kultūra namie ir to nedaro suaugę tėvai, seneliai ar kažkas ir nėra to pavyzdžio matomo, tada tu gali šitaip mėginti, bet tai nėra kažkaip, pasauliniam lygmenį nėra išsaugoto vaizdo. Kad jeigu aš matau tai darančius tėvus, matau, kad mano tėvas atsikelia ryte geria vandenį ir jis niekada apie tai nepasako, kodėl jis tai daro. Bet aš jau jį mačiau tai darant. Ir paskui aš, kai užaugęs tai darau, aš tada suvokiau, kad kodėl jis tai darė. Bet jeigu, pavyzdžiui, tėvas paimi ir aiškina, žinai, aš geriu vandenį dėl to ir dėl to. Toliau jisai ten priperka vitaminų, juos geria ir tada vaikas, o kaip čia dabar. Dėl to ir dėl to. Nevartoja alkoholio dėl to ir dėl to. Paskui ten tie pokalbiai atsitinka lifte, kažką, žinai, geria, prigėrė, primyžęs, prirūkęs ir tu stovi tam lifte, žinai, ir vaikas klausia, tėti, kodėl čia taip atsitiko. Ir šitoje vietoje tu gali paaiškinti, kodėl mes nedarom tam tikrų dalykų ir kažkas daro. Vaikeliu, jisai nevalgė vaikystėje brokolių ir morkų. Tai kaip pavyzdys. bet labiau iš tos pusės, kad, žinai, kodėl mes to nedarom, ne dėl to, kad jisai taip darė, bet kodėl mes to nedarom, nes mes, žinai, va taip. Ir tada, jeigu yra tas pavyzdys šeimoje, tada žymiai paprasčiau ir lengviau yra, nes daugiau nieko namie lėkštėje neatsiranda. Turiu omeny, netgi jeigu ir paėmus, tai jisai vieną ten kartą per savaitę, jeigu ten pinigai baigėsi ir daugiau neduodi, tai jis ten nusipirko tų čipsų, prisivalgė tų saldainių ir baigėsi. Bet nuo ryto iki vakaro jo maistas namie yra toks, koks yra. Bet jeigu tėvai bardakas,
tai tada ir vaikai bardaką, supranti? Ir tada šitoj vietoj tas nupirkimas, pardavimas, jisai tinka. Bet ar jisai duos ilgalaikį rezultatą? Tai, žinai, galima pabandyti, pamėginti ir pasižiūrėti, kaip pavyks, ką mes darėm ir ko aš mačiau, kas neveikia. Tai čia gal bus pavyzdys ir atsakymas tuo pačiu. Kai aš sugalvojau, kad reikia, žodžiu, cukraus atsisakyti pridėtinio. Kažkaip ten mačiau, sveikuoliai ten padarė iššūkį, aš jį padariau, man labai patiko. Tada iš to, kad aš jį dariau, man atsitiko, kad aš pažiūrėjau tokį filmą, The Sugar Movie, man atrodo, ar kažkaip The Sugar Film. Ir tenais labai gražiai papasako, kaip tas cukrus ateina ir aš stovėdamas, plaudamas indus, pamenu, verkiu, žinai, žiūriu į savo bernus, kurie žaidžia. Dar mažyje buvo, kad per mane namo ateina, per mane, net ne per juos. Ir kad paskui jau ten, kad jis eina ir perka tuos čipsus ir šituos, tai čia aš visą jų vaikystę stalčiuose visur, vakare žiūrėkit, davai fainai pabūnam, va čia pasimėgojam, va čia to ir per mane visą tai pradėjo ateidinėti namo. Ir tada aš supratau, kad aš galiu pykti ant jų, kad jie nueina ir tos stalčius žino, kur atidaryti, žino, kur rasti, nors aš belekai paslėpęs ir jau kitam stalčiui, bet jie vis tiek žino, kad stalčių išmirinėdama galima gauti. Tai aš supratau, kad aš turiu nustoti pirmoji pats susitvarkyti, suprasti, iš kur kyla tos priežastys, kodėl aš to cukraus noriu. Ir tada paskui, kai dingsta iš namų cukrus, nu, bet jisai nusiperka parduotuvai, bet namie jau nebėra. Tada pas mane baigės, tada pas žmoną nebuvo pasibaigę, tada žmona tempia, aš sakau, žiūrėk, susitarėm, tu valgy kur nori, bet ne namie. Man tinka. Kiti gali sakyti, žinai, tempk namo, tegul visi namuose valgo ir prisivalgo. Nu, neveikia. O paskui, kadangi ir žmona suprato, tada viskas pradėjo keistis ir mes tų saldumynų pavalgom, kai norim. Bet mes susitvarkėm taip mitybą ir ta chemija taip susitvarkė, kad tų saldumynų ir nesinori. Bet paaugliui norisi, nes pas jį ten visai hormoninė sistema ten veikia, jis energijos turi, viskas dega ir jeigu jo nemaitinė atitinkamai dideliais kiekiais, nu jam yra trūkumas ir jisai tada bando gauti viso to tokią greitą formą. Angliavandeniais greitaisiais tai yra cukrum saldumynais arba čipsais. Labai gerai. Ir man gerai. Bet aš labiau noriu, žinai, kas man nepatiko. Man nepatiko, kad aš negalėjau suvaldyti šitos. Nu, turiu omeny, tai cigaretės ten žmonės nesuvaldo, alkoholio nesuvalgo. O alkoholis yra tas pats, kas cukrus, nes jeigu tu nustoji alkoholį vartoti, bet nori cukraus, vadinasi, tavo kūnas toliau reikalauja. Tai man nepatiko visą laiką, kad mane kažkas valdo ir aš negaliu to sukontroliuoti. Kad aš negaliu va taip laisvai atsirišti. Tai aš čia kalbu apie save suaugusi. Tai ką kalbėti apie vaikus? Tai ten vaikam iš vis ragas. Nu, ta prasme, jie be šansų tai atsisakyti. Tai va, tai tas pokytis turi toks šiek tiek eiti iš toliau ir gilesnis. Ir jau čia, žinai, mes čia daug kalbame apie paauglius. Iš tikrųjų, iš toj temų mes šis net neturėtume turėti apie paauglius, nes jie yra tik tai įpročių ir pavyzdžių, nu, kažkoks reiškinys. Kratinys. Ir jeigu tėvai darė va taip, tai tu gali suprasti, kad va, vaikai taip daro. Dėl to, kad tėvai išmokė. Aš irgi tos pačios nuomonės. Jeigu nori, kad vaikai pradėtų sportuoti, sportuok pats. Taip. Jeigu nori, kad vaikai sveikiau gyventų, rodyk pavyzdį, ne taip, kad žiūrėk, aš dabar vandenį geriu, gerai, va, aš dabar vandenį. Tiesiog pradėk tai daryti. Ir reikia labai aiškiai suprasti, kad net jeigu ir aš pradėsiu sveikai maitinti, sveikai gyventi, pradėsiu sportuoti, mano vaikai nebūtinai taip darys. Bet čia tokia investicija. Kol kas. Bet čia tokia investicija, kur jie pradės matyti, užfiksuoti ir tada galbūt jau viskas, paauglys baigėsi, jisai išėjo gyventi savo gyvenimą, sukūrė savo šeimą, bet jam išlys. Mano žmonai taip išlindo. Toliau kitas dalykas, čia dabar buvo irgi norėjusi pasidalinti apie tą, žinai, kur paaugliai prašosi sportuoti ir apie ten tuos visus six-packus ir ten viską, ko jie nori. Tai mano paauglys, vidurinysis, žodžiu, ankstyvoji paauglys, tai pas juos ten pradėjau mokykloje kalbėti apie tai, kad ten labai svarbu presas, ten kažką ir, nu, ten panos savo, vyrai savo. Ir jisai pareina namo ir jisai sportuoja ant kilimėlio parkrytas. Ryte, kiekvieną rytą, be praleidimo. Ir aš toks, wow, ploju atsistojęs, bet aš prie jau ir sakau, ką čia darai? Aš noriu six-packo. Sakau, šiaip tavo žiniai pas tas six-packas yra. Nežinau, ar supranti, kas tai yra. Tu jau pakelk maikę, va, kvadratėlį yra, viskas yra. Ką tu čia darai? Nu, čia mes su bernai susivaržėm, ten kažką, ten parkėjom kilnot maikės, ten kažką, pasižiūrėjo, pasisuspildėjo, ten, žinai, ir tada sutarėm, kad visi sieksim six-packo. Tai aš sakau, nu, pas tai jau yra. Tu darei įpročius tokius ir mes tau ten vat, mokėm ir panašiai. Ir kaip pasiekmė, tu va, turi va, savo tokią formą. Ai, tai jie nedarė. Nusakau, nedarė. Ir sakau, mes tu galvoji, čia šiaip verčiam tave, kovojam su taip, kad užgertum vandenį, valgytum savo maistą, išgertum vandenį. Ta prasme,
Okay. Kitas dalykas, jisai daro pratimus ir aš matau, kad jisai daro klaidingai, su savo kūno svoriu. Gerai, įsirietus ten kažką, paskui prasidės skausmai, prasidės krypimai ir aš jam sakau, žiūrėk, čia truputį pataisyk. Bet pats tas užsidegimas ir kad jisai žino, ką daryti, kad jisai nebėga ten draskyti akių, mane vežk į džimą, jisai atėjo, jie susitarė, kadangi jis matė pavyzdį nuo mažų dienų, kur mes ten visur sportuom, jam tai tiesiog easy peasy, jisai atsigulė, pasitęsė kilimėlį, čia kažką daro, 50 minučių, sugeria vandenį, pasportavo, išbėgo. Ir jis, aišku, net nesupranta, kad pas jį ten užsikūrė energija stipriai, laimės hormonai, kad ten krūva dalykų vyksta, kas ateityje duos rezultatų. Bet jo tas pirmasis motyvas, aš noriu six-packo. Ir galvoju, gerai, tai ir daryk, jeigu nori. Tik porą pataisimų padaryk, nes žalotum savęs, ir jisai toliau tęsia. Tai čia, žinai, o Dieve, kaip Ignas čia gražiai šneka. Ir, mes kalbam apie įdirbį. Aš patikėjau, kad taip galima padaryti, nes čia nepriekaištas mano tėvam, nes jie tiesiog tų žinių neturėjo. Jie darė, ką jie mokėjo, ką jie žinojo. Ir aš užaugau ir aš matau, kad aš visai apie tai nieko nežinau. O mano žmonos atveju, jos tėvas ir mama tai darė. Ir jinai ten, porą metų pašėliojo, pasilinksmino, bet paskui jau, kai atsiradau aš, jinai ėjo ir man pradėjo čia visą struktūrą dėlioti, kad čia mes taip valgom, čia ta. Aš pirmą kartą girdžiu, nieko nesuprantu, pas mane turi būti kiaušinienė, su šoninė, su daug aliejaus, ir da kečupas, majonezas ir da duona, su sviestu. O jinai sako, ne, sako, čia pusryčiai. Sako, ne, pusryčiai turi būti avižinė košė su truputį druskytės ir sviestuko. Ką? Tai žinai, tai ir čia tas tėvų toks auklėjimas jis ir nuvedė į to, o paskui aš pamačiau, kad man svoris pradėjo augti, žinai, o kai aš pradėjau maitintis taip, kaip nerekomenduoju, man svoris susitvarkė. Žodžiu, tai vaikam veikia lygiai taip pat. Tik, kodėl aš sakiau, kad reikia kalbėti apie tėvus. Nenori jie daryti. Įsivaizduoji, tau yra tiek metų, tu sėkmingas gyvenime, nesėkmingas gyvenime, tu turi savo priekaištų, ten netaip vaikus augini ir panašiai, ir tu dar turi dabar keisti savo gyvenimą. To, ko vaikystėje, paauglystėje nepadarei, tą, ką tau, tarkim, per Vyrų kalvės akademijos stovyklą kalbėjo Ignas Bakėjus, tu to nepadarei. Ir atsitinka taip, ir tu staiga suvoki, kad tavo vaikas nieko nedarys. Čia yra labai kraštutiniais įskaitiniais atvejais, kur tėvai žiūri, vaikai žiūri, tėvai geria, aš nedarysiu taip, tėvai nesimaitina, aš nedarysiu taip. Ir jie išmoksta. Bet čia yra žiauriai mažas procentas. Didžioji dalis, tėvai taip darė, tai ir aš taip darau, pasauliniam lygmenį, nes man taip darė. Kodėl taip darai, nežinau, negaliu paaiškinti, bet jeigu taip jau, tai tėvai daro. Tai, o tėvam pasikeisti, tu įsivaizduoji, ką aš kalbu? Tėti, mama, paimk dabar, aš ir tėvam sakau, čia po porų savaitgalio turim, aš pravedu ten mankštą, jiem pašokam viską ir tada susėdam su tėvais ir kalbamės. Sakau, gal turit man kokių klausimų? Ignai, o kaip padaryti, kad vaikas vandenį gertų? Aš nevažiuoju, sakau. Kad vaikas vandenį gertų, reikia pirmoji eilėje jum gerti vandenį. Ar jūs gerti vandenį? Ne, negeriu. Visi stovi ploja, žinai, žvengia. Ir suprantu, kad visiems tas pats. Tai turiu omeny, nereikia turėti iliuzijos. Ir kai mes kalbam apie paauglių, nuo to pirmojo klausimo, paauglys ir sportas, ar tai suderinama, ar to reikia ir panašiai, kaip tai padaryti, tai klausimas čia, kitą podcastą turėjom daryti apie tai, kaip padaryti ir išedukuoti tėvus, kad jie pradėtų keisti savo gyvenimo įpročius ir darytų, ir kad kaip pasiekmė vaikai perimtų šitos jų įpročius, jeigu dar yra laiko ir dar jie spėja. Tai tarkim, su paaugliu, kuriam 14-15, dar yra 4-3 metai, dar galima. Nes jeigu žmogus ten per metus laiko padarys kažkokių pokyčių, vaikui jau prasidės. O jeigu per 4-5 vaikas tik gal jau išeis iš namo, gal ne, jau tada kažkas ten vystysis toliau. Bet tai palauk, dar yra antras vaikas, kuriam yra 5. Ten trečias vaikas, kuris tik gimęs metų laiko, tai prašau, dėl jų padaryk. Žinok, man tai fainai. Žiūrėk, pradėjom gražiai. Aš taip įsivaizduoju, žinai, dabar klausosi kokia mama arba tėtis. Reikia čia sugalvoti, kaip į džimą nuvežti. O, čia gal pinigais biškai kažkaip paimti. O, geras, taip pat brokolį kažkaip įdėti ir ten už to brokolį sužaisti. Dainam iki pabaigos. Tu sportuok, tu brokolius valgyk, tu vandenį gerk. Ir yra didelė tikimybė, kad vaikai paims gerą pavyzdį, teisingą pavyzdį. Ir jis pats tą pat darys neverčiami, nes tai matys, kad tai yra gyvenimo būdo dalis, kasdienybės dalis. Ir jeigu dabar nepamatys, tai kažkur vis tiek atsirakins gyvenimą, kad jeigu aš blogai jaučiuosi, ką aš turiu daryti, ir turiu gert vandenį,
pasižiūrėti, ką aš valgau. Ne, kodėl aš blogiau jaučiuosi, tai pirmoji eilė pasižiūrėti, kokia priežastis yra dėl to, kad aš blogiau jaučiuosi. Ir jeigu nėra žinių, tai tu niekad nesuvesi ir niekad nesuprasi. Ir gyvensi taip, kaip aš daug metų gyvenau, kad blogai jaustis yra kaip ir norma. Kad skauda norma. Standartinis reikalas. Bet paskui, kai išeini iš to, toksai tipo, wow, įmanoma gyventi, kad nieko neskauda ir viskas yra gerai ir mintis ramios ir tau chemija tas netašk, kur tu čia saldumino kiekvieno užuosto kruasaną nenori. Kodėl? Kas čia atsitiko? Tada turi pas ką nueiti, pasiklausti, tau paaiškina visą tą struktūrą, išmoksti valdai ir gali gyventi tokį ramų gyvenimą, koks ir priklauso. Žinai, bet tu sakė apie, tai jeigu aš jam sumokėsiu pinigų ir jisai tada, žinai, mėnesį maitinsis. O padarom taip. Mielas mano sūnau, mes maitinamės metus laiko ir jeigu mes pasiekėm savo tikslų, tiek tu ir aš, bet mes kartu ir iš karto tėvo sūnaus santykis, ryšys ten, žinai, darysim, pavyks, nepavyks, atsiras konfliktų, spręsim jos, ar su mama, bet kaip gali būti, ne? Ir jeigu mums pavyksta, tu ir aš, mes varom į šiltus kraštus. Ilsėtis. Ar bet ką tu sugalvosi padaryti ir pasakyti. Bet žinai, tu pirmoji eilė įsipareigosi tada per tą laiką uždirbti pinigų, kad iš tikrųjų gyventum. Tai paauglystė yra žiauriai daug laiko, įsivaizduok, jau 16 metų. Paimk iš tos perspektyvos, ten 16 mečių. Tau 16 metų, sako, davai darom metus. Metus, kai tau 16. Tau dabar 40 ir metai, supranti, kad per metus nelabai daug ką ir realiai gali padaryti. Aš turiu pavyzdį. Povilas Petrauskas savo vaikam. Vyrai, žaidžiat kažį. Norit MB? Tėtukai, prašau. Viską, žinai. Tai svarbu per kažkokį tai paimti kampą. Ir jie susitarė metai laiko. Po metų laiko, jeigu jūsų pažymi vidurkis, nes jie pradėjo nesimokyti kažką, tai žinai, metų vidurkis toks, skrendam. Žodis buvo pasakytas, jie vidurkį pakėlė. Tada galų gale, žinai, tu vidurkį gal ir gali pakelti per mėnesį 2. Su maistu, jeigu yra labai stipriai ten ne kažką, per mėnesį 2 tu gali pagerinti, bet tokio rezultato gali ir nepamatyti. Todėl tai turi būti, ir jeigu nepavyko, ir jeigu nekeliaujam, tai tada ir bus apie ką apie tai pakalbėti, bet buvo kelionė, buvo stengtasi, buvo nepavykta. Bet tada, žinai, gal reikės kažkokių knygų paskaityti, gal kažkokius kursus nueiti, gal kažkokių ten podcastų sudalyvauti, važiuoti kažkur maistą mokytis, pasigaminti. Žinai, tai yra faina kelionė, bet čia vėlgi reikia tavęs, kad tu važiuotum ir darytum. Dabar kas iš tėvų tam turi laiko. Tai čia mano kvietimas yra tėvam, ką reiškia kvietimas, tai, žinai, neįdomu, žinai, man neįdomu. Bet jeigu iš tikrųjų, taip jau, prigimtinai arba kažkokiam ten molekuliniam lygmenį, tėvui norisi, kad vaikui pasisektų, nes taip yra. Tik jie nežino kaip. Tai jeigu nežinai kaip, eik sužinok, skirk laiko ir tau pavyks. Tai pradėti nuo to, kad iš tikrųjų, jeigu aš noriu tam vaikui padėti, tai ne kad aš jį verščiau, nes tos kalbos, žinai, aš jas girdžiu nuolat. Tai ką, tu ten ne taip darai, ne tą darai, tu čia žiūrėk, tu čia. Ir žinai, toksai. Tai ką jisai sako? Jisai sako, kad aš viso to nedarau. Dėl to, kad aš viso to nedariau ir tu išmokai nedaryti. Ir dabar aš negaliu savęs kaltinti. Šiaip turėčiau save kaltinti, bet lengviau yra tai apkaltinti, kad tu pasijustum blogai, žinai. Tai jeigu tas pokalbis atsitinka atgal ir ten kažkaip tėvas kažkur išgirsta, pavyzdžiui, dabar klausys šitą podcastą ir, oh my god, tai čia aš save turiu, tai aš turiu mokytis. Gerai, ir atsiknisa nuo to vaiko, tada pradeda mokytis, nes matau, kad ten, kiaurai skylės. Tada išmoksta, tada vaikui, žiūrėk, pradėjo keistis. Kažkokia mama sako, bet aš negaliu užrakinti šaldytuvo ir spintelio, kad jis neteitų valgytų. Tikrai negali. Bandėjau užrakinti šaldytuvą. Ir tokie, žinai, net dabar yra šaldytuvai, kurie užrakina. Ir net nepagalvojau. Bet tai čiagi absurdas. Sakau, žiūrėk, jeigu tu pati ten nepasidarai, dar nepasikeitė, plus jau paauglys, 17 metų, tu aš naujišiais, tai, žinai, tai... O ko ne, čia žaidimas, žinai, tai taip, tu tikiesi, kad jisai jau bus sąmoningas 17 metų, išmintingas, bet ten protelis tas baigia vystytis kada? 25, Pradeda, ne? Tai palauk, dar mes čia turim laiko, rakink tą šaldytuvą, pasakyk. Tai paskui juokėmės, kad taip ir yra, žinai. Ir kita vertus, man tau labai patinka čia šitoj vietoj tas pamokymas, tai yra, kad, gerai, ta mama su tuo šaldytuvu. Sako, bet jis jau pats moka gamintis maistą. Sako, viskas tvarkoj. Sakyk man, prašau, kas uždirba pinigus namie maistui.
Tėtis, mama, jisai uždirba, neuždirba. Gerai. Eik, atsineš, ką tu nori valgyti, užsidirb. Kaip tai padarysi? Ta maistą, kurį mes uždirbam ir atnešam namo, mes tai maitinam ir mes norim, kad tu būtum sveikas. Tau dar liko metai laiko, oficialiai, tiek, kiek valstybė sakė daryti, mes taip ir darom. Paskui gali virinti. Arba, gerai, žinai, jaunuolį iš karto, gerai, davai taip ir padarysi. Aš esu ten girdėjęs, vienas tėvas savo vaikui paėmė, išnuomavo butą, pasakė, žiūrėk, tu turi atidėjimui tiek laiko, sustabdo mokslus, gali varyti. Išmanė ten dirbti, kažką daryti, grįžta vėl. Tėti, atsiprašau. Žinai, nes tikrai jaunuolis, jo labiau, kad paimk tokį tėvą, kuris irgi, žinai, tvirtas, mama tvirta ir ten kažką, ar tas vaikas, ką jisai turėtų čia toks būti paspirtas. Ne. Jisai sako, gerai padarysiu. Jis nuėjo, pamėgino, jie į kontaktą, pamatė, koks yra galutinis rezultatas ir suprato, kad vis tik tai jisai iš vis nieko nesupranta apie gyvenimą ir kad jam reikia grįžti ir susitvarkyti su tuo. Žodžiu, bet čia jau reikia nervų turėti tėvam, žinai, ir atlaikyti visą tai, aš nežinau, kokie tėvai taip gali padaryti. Čia gal tokie kraštutinumai. Tai gal tada rezimuojam apie tai, kad palikit paauglį savo ramybėj, norit, kad paaugliai sportuotų, iki patys sportuotų. Mėly tėveliai, jeigu norit, kad jūsų vaikas pradėtų sportuoti, gerai atrodyti, maitintis dailiai ir taip toliau, patys pradedat valgyti dailiai, vandenį gert, sportuot, laiku eit miegot ir po metų priminat savo sūnui, kad žiūrėk, aš taip darau, pažiūrėk, kaip aš atrodau, pažiūrėk, kaip aš jaučiuosi ir pažiūrėk, kaip man sekas. Nori prisijungti, nenori tavo reikalas. Aišku? Mindaugai, čia žiūrovas iš salės žiūrovė. Bet mes sportuojam ir darom, bet mūsų sūnus niekur vast. Ką daryt? Mažai sportuojat. Ne, tai čia yra standartiška situacija. O ką tada daryti, nes tėvai mato, kad mergė vaikas jo. Kantrybė yra atsakymas į viską. Aš pradėjau lovą klotis tam, kad norėjau, kad mano sūnus klotis. Klojausi, žinok, man reikėjo 3 metų, kad mano vyresnysis pats pradėtų klotis lovą, kad aš nesiknyščiau prie jo, nesakyčiau nieko. 3 metų. Bet aš 3 metus nuoširdžiai klojau savo suknistą lovą, nors anksčiau to nedariau. 3 metai. Tai ko reikia? Labai daug kantrybės ir žinot, kad kažkurio momentu jie pamatys, bet pasims pavyzdį, bet nebūtinai. Bet tas galvojimas, kad viskas su mūsų vaikais yra gerai ir jie išmoks tada, kada išmoks, jeigu matys teisingą pavyzdį. Be gero pavyzdžio mes kur? Niekur. Tai atsakant į tą klausimą, kurį čia iš salės moteris uždavė, tai viskas labai paprasta. Palieki ramybėje, jo tos kantrybės reikia, labai sunku susilaikyti kartais tėvui, kartais moteriai, o galbūt dažnu atveju ir mamai sunkiau, ne, jeigu ten ar sūnus ar dukra, priklausomai kokie santykiai. Bet tada tokiu atveju kažkurioje vietoje vis tiek atsitinka vaikui bloga savijauta. Jisai serga nuolat, jisai jam pilvas skauda, blogos emocijos, blogos nuotaikos. Ir jeigu tėvai tą turi kantrybę ir geba atlaikyti visą tai ir jie mato, kas vyksta, tai čia yra, nereali mokykla, čia žiauriai geras universitetas. Ką aš turiu omeny? Pilvas skauda. O kaip manai, kodėl tau pilvas skauda? Nežinau. Tai gerai, tai tegul skauda. Ką man daryti, man pilvas skauda? O ko tu nori dabar, ko? Vaistų nori ko? Aš tau sakiau, kad reikia pavalgyti tada ir tada, kad reikia gerti tą ir tą ir tą ir tą. Viską darysiu. Pradeda gerėti ir vėl. Ir meta. Ir gerai, ir toliau tada spogai, tada kupra. Tada tas, tada galvas skauda, tada petį, tada nuolat sergu, negaliu eiti į mokyklą, man ten meilė atsirado, man ten vaidyba atsirado, viską noriu daryti. Nieko negali daryti, tu ištisai sergi. Ir va toj vietoj tėvai turi didžiulį pranašumą, kad va iš čia gali ir ateiti edukacija, kai jau mato, kad sūnus arba dukra tiesiog kapituliavo. Bet tik tai dėl to, kad tėvas arba mama buvo kantrus ir išlaukė. Nes tikrai išlauks. Galų gale, kiek tas jaunuolis turi patirties ir žinių, kaip veikia gyvenimas. Va tiek. Ir jeigu tėvai tik tai išlauktų, tas vaikas kieks, ten mano vaikas kažkada man sako, žiūrėk. Rezimuojam. Taip, rezimuojam. Labai rezimuojam. Nes matau, kad mes to įmeisim dar vieną temą. Tai jeigu rezimuojant, tai ką mes čia su tam kalbam dabar, ne? Tėvai geria vandenį, taip, sportuoja, maitintis pradeda normaliai, ateina pas tave ir pasimoko, kaip sportuoti ir kaip maitintis, arba pas kitą, ne tokį gerą gal trenerį, bet,
panašiai. Maitintis pas kažką. Sveikos gyvensenos. Ir išmoksta būti kantrus ir žinot, kad kažkada iki vaikų daeis tai, ką jie daro, nes jie matys pavyzdį. Taip? Jo, galbūt labiau visko buvo man tiesiog per daug. Nieko nesvardau, ką čia sakė. Tik tai vienintelę Mindaugo žinutę išsinešiau, kad reikia būti kantriem ir kad viskas nuo mūsų priklauso. Ką mes darysim. Tai ką man dabar daryti? Tėvas arba mama sako, tai konsultacija ir sėsk asmeniškai per savo asmeninę situaciją, nes kiekvienas, bet tačiau pas mane tai ten labai, tai ir šnekam tavo asmeninę situaciją, skiriam valandą, pusantros, mėnesį, pusę metų, coachingo sesiją, dar kažką. Ir viską įmanoma išspręsti ir tada žmogus, okei. Nes tokie, žinai, bendriniai patarimai, mes fainiai pašnekėjom, man labai patiko, tau labai patiko, bet tada tėvai tikrai, tai ką dabar daryti? Tai konsultuokis. Jo, o jeigu tingi konsultuotis, tai bent jau atsikėręs išger pusę litro vandens. Tai žinai, dar vitaminai svarbu. Pradėkime nuo pusę litro, vieno pritupimo, vieno atsilenkimo ir vieno ko? Pritupimas, atsilinkęs ir atspaudimo. Okay? Užtenka to? Tarkim, tu esi... Aš turiu 2 minutės. Visas mano sportas gali būti ryte. Nereikia 2 minučių. Ką aš turiu padaryti? Padidinti, pavyzdžiui, savo įmą per dieną 500 žingsnių. Per daug man reikia konkretaus. Ką aš vieną, atsikėliau ir... 500 žingsnių yra tiesiog, kad tu... Ryte atsikėliau 500 žingsnių. 500 žingsnių ir daugiau gali nieko nepadaryti. Ir pusę litro vandens išgeriu. Vieną stiklinę. Pusę litro jau yra per daug. Super. Vieną stiklinę. Ir dar, tarkim, suvalgiau uogų. Pala, per daug. 500 metrų. Tai čia kitą dieną. 3 uogas suvalgiau, išgeriau pusę litro vandens. Čia per daug jau vienai dienai. Ir po pusės metų atėjau pas tave. Per daug vienai dienai. Per vieną dieną aš tiesiog išgeriu stiklinę vandens. Sąmoningai. Super. Ir ją palieku. Ir geriu vieną stiklinę vandens mėnesį laiko. Ir tada ateinu pas bakėjus. Po mėnesio laiko galiu jau didinti iki 2. Bet tarkim, vandens nebenoriu, tai tada ką toliau? Tada 500 žingsnių per dieną. Viskas, nes jau per daug, žinau. Kur tu čia ir stiklinė, ir vandens. Jo, bet mes jau į 2 mėnesį. Ne, kokį mėnesį? 3 mėnesį uogos. 1 mėnesį. Bet kūnas ką darys? Kūnas ant tie gerai pradės jaustis, kad tu pamatysi, kad tas... Mes nieko nebaigsim. Mes buvom su Ignu Bakėjum, mes šiaip gerai pašnekam su juo ir gerai pranešėm laiką. Gal visi daro taip? Pirmą savaitę stiklinė vandens, antrą savaitę 500 žingsnių, trečią savaitę dar uogas pridėkit ir paskui susiraskit pas ką, galite nueiti iš tikrųjų pasikonsultuoti, kaip keisti savo gyvenimo būdą ir nustoti keisti gyvenimo būdą savo vaikų, jeigu jūs taip nedarot ir negyvenat, kaip norit, kad jūsų vaikai gyventų. Bet čia patarimas ne tavo ir ne mano. Žinai, čia kieno patarimas? Kieno? Labai kvalifikuoto pasauliniu mastu trenerio ir dietologo, kurį aš kalbinu ir rėmiau šio interviu ir sakau, toks ateina, kur niekada nieko. Ką daryti? Ir jisai iš tuos visus pasakė. Tai tu tą patį pasakė, jis tą patį pasakė, vadinasi, kad tai yra tiesiog tiesų tiesa. Super. Ir nuo to galim pradėti. Jūs buvot su Vyrų kalvės akademijos bendruomenės Užaugink sūnų Chebra. Šiandien kalbinom Igną, aš Mindaugas Vidugiris ir matysimės greit.